Realiai mūsų dabar mokymų planas yra toksai, aš jau rašiau, bet aš noriu dar kartą pakalbėti apie tai, kad pirmasis mėnesio sekmadienis, tai kaip yra, pavyzdžiui, šiandien, yra skirtas naujos temos paskelbimui ir praeito mėnesio rezultatų aptarimui. Kadangi praeito mėnesio dar nebuvo jokių užduočių, nieko, tokiu atveju gausis, kad šiandien nieko neaptarinėsim, bet tiesiog noriu pakalbėti ir galbūt išgirsti jūsų nuomonės. Galbūt atsižvelgsiu, galbūt ne. Vėlgi šitą dalyką sugalvojau taip, kad bent jau dinamiškiau būtent žinau, kad jau mano vien tik tie paprasti aptarimai jau ko gero užkniso. Tai šitą sugalvojau naudingesnį. Tai dabar pirmasis mėnesis, kaip sakiau, naujos temos aptarimui, tai tema papasakosiu, kas per temą, nebus sunki šį kartą. Antroji bus laisvas dialogas. Tai reiškia, mes vieni kitų nuotraukas aptarinėsim daugiau mažiau. Tai bent jau čia eksperimentinis, bet kaip yra sakoma, kad mokytis geriausia mokant, tai vienas iš šitų dalykų ir paeksperimentuosiu, taipogi kelsiu ir savo kažkokių tai nuotraukų, galėsit ir mano kauliukus panagrinėti. Pamatysit, kad nešventieji podus lipdo, aš irgi būna ir kvailų klaidų pridarau, esmė, visi esam žmonės. Trečias mėnuo yra tarpiniai rezultatai, reiškia, paskelbėm temą, turit 2 savaitės tai temai vykdyti ir keliat tarpinius rezultatus. Tarpiniai rezultatai ką reiškia? Tai reiškia, kad jūs įkeliat nuotraukas, aš pasakau galimas klaidas ir jūs sprendžiat, ar jas atsižvelgti ir dar kartą padaryti temą. Jeigu koregavimo klaidos, tai gal tiesiog perkoreguoti nuotraukas. Ir tada dar turi 2 savaitės iki kito mėnesio 1 sekmadienio tas nuotraukas dar kartą įkelt. O 4 mėnesio sekmadienis lieka taip kaip anksčiau. Kuo nuotrauka gera, noriu kritikos, noriu balų ir noriu patarimų. O šio mėnesio tema yra gatvės fotografija. Kaip sakiau, nėra sunki tema. Dabar truputėlį bus kitaip. Kiekvienas punktas turi po 5 balus. Tai kiekvienas taškas bus, tarkim, skirtas už techninius nuotraukos padarimus, tai yra kompozicija, daugiaplaniškumas, kontekstas, ne techniniai, o daugiau, net nežinau kaip pavadinti, gal sprendimai vizualiniai. Tai yra ir kontekstas, koks nors kūrybinis sprendimas, pavyzdžiui, ilgas išlaikymas panaudotas ar kažkas tai tokio, ir rakursas. 5 balai bus skiriami, ar istorija arba pagrindinė mintis yra aiški žiūrovui. Tai reiškia, kadangi aš nežinau, kas ten vyko, pasižiūriu ir ar aš galiu suprasti kontekstą ar ne, tiesiog tenai nupiškinta kažkas. Fotografuoti galima bus ir tiek žmonės, tiek architektūrą, bet tos 10 nuotraukų, tiksliau iki 10, tai gali būti ir viena nuotrauka, bus skirta būtent testinumui. Tai nėra taip, kad per tas pirmasis 2 savaitės kiekvieną dieną nuėjot po vieną nuotrauką padaryt. Ne, tai reikėtų nueiti ir tą pačią dieną, tarkim, daryti. Pirmas sniegas, šitų eglučių išmetimas ar dar kažkas. Tai tokia kaip fotomedžioklė. Arba konkrečiai kažkurio tai miesto architektūriniai vaizdai. Sprendžiat jūs. Man kol kas tik tai šitie 2 galvoje. Tada techniniai pasirinkimai, objektyvas, nustatymam bus, kadangi 3 nustatymai, 3 taškai, ir tinkamas laikas, tai ką aš turiu mintyje, jeigu išeinat su labai prastu fotoaparatu vakare, tai savaime suprantama, kad laikas yra netinkamas. Tačiau jeigu su geresnė įranga išeinat lauke arba naudojat ilgus išlaikymus ir stovą, tada laikas yra tinkamas. Trumpiau tariant, grinai iš techninės pusės. Tai reiškia, kad prie tų nuotraukų reikės, kad jūs surašytumėt visus nustatymus, fotoaparatą ir koks objektyvas buvo naudotas.
Truputėlį sudėtingiau negu anksčiau, daugiau darbo tiek korekcijos, tiek nuotraukų aprašymų. Ir toliau 5 balai korekcijai. Tai ar spalvos yra tvarkingos, ar pašalinti nereikalingi elementai. Vėlgi, jeigu tai yra reportažinis fotografavimas, tai galbūt šito punkto ir nežiūrėsim. Visų 20 balų surinkti neįmanoma. Tai tiesiog pagal tą dalyką turėkit minti, kad nebūtina viską išpildyti, nes yra, tarkim, tvarkingos spalvos, bet nekoreguota nuotrauka. Tai nekoreguota nuotrauka turėtų 2 balus, jeigu nuotrauka yra reportažinio stiliaus. Nes kas žino, kad, tarkim, reportažinį jau taip jau griežčiau vertinant, tai kaip buvo, taip ir turi būti nuotrauka. Tai čia vienas iš tų žanrų, kurį rekomenduojama net fotografuoti JPEG-ų ir iš karto iš kortelės ir iš karto į socialinius tinklus tas dalykas keliauja. Taip, nuotraukas keliat į Facebooką, kaip anksčiau, tik tai hashtagas bus gatvės fotografija. Tai taisyklės, manyčiau, tokios labai paprastos. Jeigu turit pastebėjimų, pageidavimų, dabar laikas pasakyti. Kitas laikas bus po mėnesio. Tad neleiskit, kad jūsų šitas drovumas jums sutrukdytų. Galiu pakartoti, kiekvienas iš punktų po 5 balus, surinkti 20 neįmanoma. Net į chatą nematau, kad kas nors rašytų. Ir dar vienas dalykas, nežinau, ar Teamsus naudosim, ar Discordą. Vienas pagrindinis dalykas, Teams anksčiau duodavo neribotą laiką, dėl to aš juos rinkdavausi, dabar jie duoda valandą. Mūsų laivai užtrunkdavo mažiausiai valandą ir kartais netgi porą, tai galvoju apie Discordą, bet su Discordu yra truputėlį daugiau techninių žinių ir techninių niuansų. Tai nežinau, kaip dėl šito dalyko daryti. Jeigu turit kažkokių patarimų, irgi būtų gerai iš to dalyko išgirsti. Nu, 11 žmonių. Kas nors, ką nors pasakykit. Nes fotografija tokia profesija, kad drovumą dėja tenka palikti už durų. Čia iš savo asmeninės patirties grinai sakau. Buvau žmogus, kuris sėdėdavo klasės gale ir būdavo, ne, manęs nėra, nejudinkit manęs apskritai. Dabar, sėdžiu su jumis su šitą kamerą įjungti. Sukelti nuotraukas reikia iki 3 mėnesio sekmadienį. Tai dabar, tarkim, yra 1, tai reikėtų iki 19 dienos reikėtų sukelti tas nuotraukas. Jeigu kompiuteriu naudojatės, tai yra mikrofonas, kamera, pajungiat, kad nebūtų brūkšniukų ir viskas, ir kalbat. Bet, kaip minėjau, prie kiekvienos nuotraukos reikės parašyti, koks objektyvas, kokie nustatymai, koks fotoaparatas ir maždaug kuriuo paros metu yra fotografuota. Vėlgi šitą dalyką pritaikysim, jeigu tai yra ir saulė, tą dalyką irgi atsižvelgsim.
bandymų, kiek, tarkim, gatvės fotografiją, kiek kartų eiti į tą gatvę ir fotografuoti. Skaičius neribotas, bet svarbu, kad nuotraukų būtų iš tos pačios dienos, kad tai yra ta pati istorija. Visada galima per telefoną jungti šiaip. Jeigu telefonas yra pakankamai nesenas ir turi kamerą ir mikrofoną, bet jo. Ir iš tikrųjų antrajam, tai yra laisvas dialogas, būtų gerai, kad jau, jeigu turit klausimų, tarkim, vėlgi, ką reiškia laisvas dialogas, tai reiškia, jeigu jūs norit kažko konkretaus paklausti, tai gali būti iš bet kokios fotografijos srities, tarkim, kad ir gresia kažkoks užsakymas ir nesate tikrai, ar esate pasiruošę, ar šiaip kyla klausimas, jeigu aš žinosiu, aš atsakysiu. Jūs mane žinote. Informacijos neslepiu. Aišku, yra dalykų, kuriuos gal online yra labai sunku pasakyti, bet tų temų kiekis ribotas. Tai matysim pagal situaciją. Tai ar turit klausimų? Duodu kokias 2 minutės parašyti klausimą tiem, kas be mikrofono. Jeigu ne, tada šiandien skirstomės ir tada turit gatvės fotografijos temą. Manau, kad šitas dalykas bus prieinamas visiems, tiek dirbantiem, tiek besimokantiem, tiek gyvenantiem kaime realiai. Išvažiuoti į miestą nėra labai sunku. Aišku, orai tokie gal nėra patys maloniausi, bet iš kitos pusės nusimato gražus vaizdai. Tad fotografijoje visą laiką nėra viskas taip vienos spalvos. Visą laiką yra kažkokios tai pliusai, minusai. Juoda ir baltos spalvos. Ir viskas tarp jų. Tiesa, dar nesugalvojau, ką darysim su laimėtojais, bet man atrodo, laimėjimas bus gautos žinios ir patirtis. Norimų temų sąrašą galite teikti. Kol kas pas mane yra gal 2 ar 3 temos iš jų. Bet greit sugalvosiu. Ir taip turiu apie 50 temų mokymam, tai tikrai kažką iš jų galiu pritaikyti. O tie, kas kauniečiai, tai labas, Antanai. Tie, kas kauniečiai, tai tikriausiai matėt grafiką ir kokios temos. Tai yra šitos temos. Praktiškai prasideda pirmadieniais kūrybinė programa. Tai pirma tema yra tokia apšilimui, tai yra tas vadinamas žemas raktas, pats paprasčiausias portretas, kokį galima padaryti. Ir tiesiog po truputėlį judėsim. Tada, ko gero, mano vis labiau pamėgstama tema, tai yra spalvoti filtrai. Jau net nežinau, gal reikia pasižiūrėti, gal galėsiu ir parodyti iš paskutinių darbų, ką su spalvotais filtrais padariau. Kur mūsų ta nuotrauka. Kažkaip pamėgau per pastaruosius metus spalvotus filtrus ir iš naujo juos atrandu. Aišku, čia yra spalvoti filtrai ir prizmė naudota, bet patį portretą jau daro iš karto išskirtinį kažkokį ryškesnį. Tai iš juodai baltos fotografijos po truputėlį pereinu į spalvotą. Tada su ultravioletiniu makiažu bus tema. Kur čia mano pavyzdinė nuotrauka. Tai kažkas tai tokio bus. Tai vėlgi labai smagi ir labai mėgstama tema. Ir keliaguba ekspozicija, tai yra, kaip aš vadinu,
savotiška magija fotografijoje, kai galima žmogų vos nekolonuoti ir be visiško photoshopo. Tai yra, net jeigu su juostu darytume, tas dalykas gautųsi. Matau, klausimų nėra per mano monologą. Tai ką? Geros jum medžioklės gatvėje ir lauksime jūsų tarpinių rezultatų. O ateinančiai savaitai tai būtų gerai, kad po truputėlį pasirūpintumėt ir galimybę bendrauti. Ir pasiruoškit kažkokiu tai klausimu. Taipogi galit iš karto irgi savo... Labas, Milda. Galit savo irgi nuotraukų pasiruošti, bet tas nuotraukas aptarinės ir patarimus duos jau daug, ta prasme, ne tik aš. Aš irgi prisidėsiu, bet aš daugiau gal stengsiuos šitą etinę atmosferą atlaikyti, jeigu suprantat, ką noriu pasakyti. Tai va. Tai kaip ir viskas, įrašą šiandien įkelsiu YouTube, tiem, kas pavėlavo. Tai manyčiau, po kokios valandos jau bus įrašas. O kol kas sakau iki ir pasimatysim kitą sekmadienį. Iki.